Sveiki visi šaltą vakarą bandantys sušildyti šviesią kultūrą. Tai reikia atverti duris, už jų parodos, spektakliai, muzika ir viskas, kas verta jūsų dėmesio. Tad tegul kultūra pasklinda po jūsų namus. Kai praversite duris į kultūrą, šį kartą jūs pasitiks 7-asis dešimtmetis. Amžini konfliktai ir tikros prisukamos lėlės. Tu negali jokios emocijos išreikšti. Kultūros žurnalas Duris atsidaro. Netrukus. 7-asis dešimtmetis dažno atmintyje atširpėtojas laikas. Kai buvote jauni ir daug kas buvo kitaip. Arba to laiko net nepamenate, nes jūsų tuo metu tiesiog dar nebuvo. Koks tas laikas buvo mene, o tiksliau vieno menininko kūryboje, galite pamatyti Nacionalinėje dailės galerijoje Kazimieros Zimblytės parodoje. 7-asis dešimtmetis – laikas, kai pasaulyje dar vyksta karai, revoliucijos, kosmoso užkariavimas ir Vudstoko festivalis. Šiek tiek arčiau tai laikas, kai legendiniai tapo Baltijos pajūrio kurortai, vienas po kito dygo nauji mikrorajonai, itin populiarios buvo kasdienio gyvenimo gerovę ir komfortą simbolizuojančios prekės. O pavyzdžiui, štai taip atrodė Palanga 1963-aisiais. Štai taip to paties dešimtmečio Palanga atrodo Kazimieros Zimblytės ankstyvuosiuose eskizuose ir piešiniuose, šiuo metu eksponuojamuose Nacionalinėje dailės galerijoje. Kai pamačiau tuos piešinius, man jie pasirodė neįtikėtinai Kazei Zimblytei nebūdingi bent jau tiek, kiek mes žinome, kas yra Kazė. Kazimiera Zimblytė – viena pirmųjų abstrakčiosios dailės kūrėjų Lietuvoje. 1959-aisiais Valstybiniame dailės institute baigė tekstilės studijas, tačiau vien tuo savo kūryboje neapsiribojo. Šioje parodoje eskizai, piešiniai, pirmieji koliažai, tapybos darbai, monotipijos iš ankstyvojo intensyviausių kūrybinių ieškojimų laikotarpio – 7-ojo dešimtmečio. Kaip tik tuo metu tą 7-ą dešimtmetį pasimatė, kad jie pradėjo abstrahuoti formą ir linkti link abstrakcijos. Tai norėjosi pamatyti šitoje medžiagoje visoje ir abstrakcijos genezę. Gyvenusi 66 metus, Kazimiera Zimblytė buvo ne tik abstrakcijos pradininkė Lietuvoje, bet ir pirmoji čia pradėjusi kurti meninės instaliacijas, akcijas, kuriuose besiplaikstančios vėjyje sudaiksytos audinių juostos susiliedavo su aplinka. Nuo 7-ojo dešimtmečio iki mirties menininkė dalyvavo daugelėje grupinių parodų, surengė 10 personalinių, iš kurių 1968-aisiais surengta Vagos leidykloje buvo valdžios sukritikuota ir uždaryta. Šitoj parodoj dalis darbų eksponuojama būtent iš tos parodos 68 metų. Tai ir kilo klausimas, kodėl jie taip buvo aršiai sukritikuoti ir paroda uždaryta. Ir kita vertus, žvelgiant į šios darbus, kilo klausimas, kasgi vis tik buvo ta kultūrinė terpė ir inspiracijų laukas, kuris Kazei Zimblytei tame 7-am dešimtmetyje buvo svarbus. Kai 7-ajame dešimtmetyje architektai, dizaineriai, dailininkai siūlė viską modernizuoti, viską iš esmės pakeisti, mene taip pat vyko pokyčiai. Kazė Zimblytė nutraukė ryšius su figūratyvine, pasakojimų grįsta tapybos tradicija. Susitelkdama į frontalios paveikslo plokštumos analizę, menininkė tarsi numatė šiuolaikinės tapybos ateitį. Man gražu tas auksas ir šiandien, tie tokie visokie dalykai daleiskim. Kas čia yra? Reiškia, irgi, popierius yra taip jau. Po ankstyvųjų monochrominių, mėlynos ir žalios spalvos, tik jai būdingo kolorito paveikslų, menininkė perėjo prie juodos ir rudos spalvos tapybos. Įtarpdama tekstilės studijų prisiminimus, naudodavo įvairias senas medžiagas. Įdomu tai, kad net iki 1990-ųjų Zimblytė nebuvo kviečiama į Lietuvoje vykstančias tarptautinės dailės parodas, tačiau aktyviai dalyvavo rusų opozicijos dailininkų kūrybinėje ir parodinėje veikloje. Maskvoje Kazė Zimblytė eksponavo savo kūrinius privačioje Vasilijaus Rakitino galerijoje. Jos kūrinių įsigijo to laiko rusų undergroundo meno kolekcionieriai. Ir 73 metais dailininkė gavo
užsakymą sukurti uždangą scenai Gnesinų konservatorijai. Šiandien, kai tokie 70-ojo dešimtmečio vaizdai guli tik archyvuose, tokie taip pat saugomi. Tačiau iki vasario 1-osios prieinami daug lengviau. Apžiūrinėdami šiuos kūrinius, neieškokite konkrečios minties išraiškos, apmastykite, kas apčiuopiama ir kas nematerialu, kas esti šiapus ir kas plyti anapus. Ši mergaitė paprasta mergaitė. Neturi stebuklų lazdelės, negali pasiversti varle, nemoka burtažodžių. Ji paprastas vaikas. Nors jeigu pažvelgsime iš arčiau, paprastų vaikų tiesiog nebūna. Ji paprastas, bet nepaprastas vaikas. Kornelija. Nors visi žino kitą jos vardą – Kakė Makė. Praėjusį savaitgalį Valstybinėme jaunimo teatre pristatytas šiltas ir spalvingas jaunos režisierės Virginijos Kuklytės spektaklis vaikams. Stengiamės nemokyti, stengiamės parodyti taip, kaip yra. O jau jeigu taip yra, tai reiškia, kiekvienas randa savyje, kad pas jį irgi taip šeimoje būna atpažįstami dalykai. Stengiamės netgi apie tinginystę nepamokslauti, stengiamės kalbėti per humorą. Tai. Spektaklis pastatytas pagal 2 Linos Žutautės knygeles. Iš viso yra 4 knygelės, o pati Kakė Makė jau didelė įžymybė tarp vaikų. Knygelėse niekas negrumuoja pirštu ir nedėsto kvailų pasakų, kaip reikia elgtis. Jos spalvingos, žaismingos ir šmaikščios, kaip ir spektaklis, kuriam scenografiją ir kostiumus kūrė pati Kakės Makės autorė Lina Žutautė, o Kakės Makės vaidmenį atlieka aktorė Dalia Morozovaitė. Pirmiausia, man gal buvo kaip aktoriai užduotis suvaidinti kažkaip kitaip, negu jau vaidinau, nes aš esu to nestandartinio ūgio ir gabaritų aktorė, kuri dažnai vaidina vaikus. Tai spektaklis apie darnią šeimą, kurioje tėtis su mama ne tik apsikabina, bet ir neslėpdami nuo vaiko derina pozicijas. Tačiau labai myli vienas kitą. Mamos vaidmenį atlieka Aldona Bendoriūtė, tėčio Ignas Ciplijauskas ir Giedrius Arbačiauskas. Ar man ką sakei? Išmoksta ir tėčiai kažko iš spektaklių. Man sakei? Na be abejo. Aš pats esu tėtis, turiu 3 sūnus. Netvarkos nykštukas. Kviestinis trupės Degama aktorius Šarūnas Gedvilas, skambant žaviai kompozitorės ir vokalistės Eglės Sirvydytės muzikai, susirenka netvarkingai išmėtytus Kakės Makės žaislus. Kakė Makė, tam, kad atgautų žaislus, gauna 3 užduotis. Spektaklyje savo netinkamą elgesį gali pamatyti ne tik vaikai. Netvarkos nykštukui nepatinka ir išmėtytos tėčio kojinės. Ne, čia kiekvienam susimastyti yra, kur buityje reikia būti atsakingam už savo, bent jau už savo daiktus. Aš tik tai tiek galiu pakomentuoti šitą, neįsiplėsdamas apie kojinės. Jaunai režisieriai Virginijai Kuklytei scenoje pasakoti Linos Žutautės Kakės Makės nuotykius savotiška užduotis. Mat knygelėse daug piešinių ir mažai teksto. Toj knygelėje yra labai tikslios situacijos. Jeigu nėra teksto, jos yra labai tiksliai išpieštos. Ir mums tai reikėjo tas situacijas patiems perkurti į sceną, o tekstas savaime ateina. Jeigu situacija tiksli, tekstas iš aktorių atėjo ir mes juos užrašėm. Aktoriams, tiems, kurie turi vaikų, teko ir dar kartą prisiminti, kaip elgiasi ir apie ką galvoja ar negalvoja 5-metis. Pradėjau klausinėti visų pažįstamų, kas su vaikais dirba, kas tą Kakę Makę paklausti vaikų. Ir jie ten taip ir atsakydavo, nu jinai tokia kaip aš, išdykę vaikai, taip jinai išdykus, neišdykę vaikai, ne, jinai labai gera, eina į darželį, eina, neina. Ir va taip visi atsakinėdavo. Ir aš tada pradėjau galvoti, kad aš daug galiu prisigalvoti savo ir prisidėti ten antrą tą planą, virš uždavinį, bet aš tiesiog pagalvojau, kas yra geriausias veidrodis, tos Kakės Makės yra vaikai. Suaugę, kurie ateis į spektaklį, išvys save ir savo vaiką scenoje. Gal net ir tyliai pagalvos, tikrai, čiagi kaip ir mūsų 5-metis. O vaikai, kurie ateis į spektaklį, o vaikai yra vaikai, tokie kaip Kakė Makė. O dabar trumpa pertraukėlė, nes reklama, bet po jos pabūkite kartu, nes dar matysite. Amžini konfliktai ir tikros, prisukamos lėlės. Tu negali jokios emocijos išreikšti. Kultūros žurnalas Durys atsidaro. Netrukus.
Senovės graikų mitologijoje Medėja yra burtininkė, žiauriai atkeršijusi savo vyrui už neištikimybę. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje Medėja yra burtininkė, atliepianti šiandieninės būsenas ir savijautas. Medėja prabilusi scenoje debiutuojančios režisierės Julijos Šatkauskaitės balsu. Jaunas menininkas, tai kaip pasakyti, jeigu jisai yra iš tiesų menininkas, tai jisai kaip tik apakęs žmogus, kuris graibosi ir vieną objektą ima truputėlį pažinti, galbūt ne visai žino iš tikrųjų, gal jis pasiėmęs bulvę, o laiko ją teniso kamuoliuku. Teatre panka ne tik jauni ar patyrę menininkai. Teatre panka ir visi žiūrovai. Trumpam nebematantys, kad Remigijus Vilkaitis šiame spektaklyje jau nebe Remigijus Vilkaitis, o Kreontas. Margarita Žemelytė jų auklė, Pijus Ganusauskas berniukas, Justas Valinskas Jasonas, o Julija Šatkauskaitė Medėja. Medėja ir spektaklio Medėja režisierė. Ar tu gali iš tiesų kažko pasidalinti, vaidindamas tą vaidmenį, dar vaidindamas pagal kažkieno kito taisyklės? Ir dėl to aš labai užsinorėjau galų gale pačiam kažką padaryti. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigusi aktorystės bakalauro ir magistro studijas, Julija Šatkauskaitė Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje šįkart debiutuoja kaip režisierė. Aš atsimenu, kai man buvo kokie 9 metai, mane tėvai nuvedė į teatro būrelį, elementorių, bet manęs ten nepriėmė. Kur jis? Jis nebepratote, kad jūs išgelbėte. Kur jis? Jis ateis. Pirmose klasėse mūsų mokytojas statė spektaklį tokį apie šarkas, kažkoks toks jisai buvo vaikiškas ir vėl, reiškia, aš negavau vaidmens, man net medkirčių nedavė vaidinti. Šiandien, kai Julija debiutinėme savo spektaklyje pagal Žano Anujo pjesę Medėja nė minutį nepalieka scenos, regis vis daugiau vaikystės ir paauglystės svajonių, sapnuotų kartu su drauge pildosi. Dalinomės, mes bendrai jas kūrėm ir paskui, kai jos pradėjo pildytis, ilgiausi scenarijai, kaip ta mūsų ateitis vystosi, kaip aš ten papuolu į kursą pas Nekrošių. Ir paskui, kai tai iš tikrųjų atsitinka, kai tau ateina dėstyti Nekrošius, kuris tau iš principo man buvo žmogus, dėl kurio aš iš viso ėjau į teatrą. Julija jau vaidina Eimunto Nekrošiaus režisuotose pastatymuose Dieviškoji komedija ir Rojus, taip pat teatro studijos Teomai spektakliuose, o šįkart ir savo pačios režisuotame antikinėme mite apie išdavystę, pavydą, kerštą, vaikžudystę ir raganavimą. Aš norėjau gal kaip iššūkį savo padaryti, kad net ir tokioje medžiagoje surasti kažkokius šviesius momentus. Surasti būdą sustabdyti tragediją. Tai tragiška istorija apie visas meilės stadijas ir pasiekmes nuo beribės aistros iki neapykantos. Tai istorija apie vienatvę ir atskirtį, baimės ir fanatišką tikėjimą. Aš žaviuosi, taip, labai žaviuosi žmonėm, kurie yra savim užtikrinti, kurie sako, aš esu geras aktorius. Aišku, žaviesi jais. Bet, aš žinau, bet man gal patinka nežinot, man... Gyvą muzikinę spektaklio erdvę kuria vienas garsiausių Azerbaidžano roko muzikantų bei kompozitorių Timuras Nadiras. Kostiumus Sandra Mockutė. Scenografiją skulptorius, monetų bei medalių autorius Rytas Jonas Belevičius. Šviesos dailininkas Audrius Jankauskas. Tačiau jūs viso to nematote. Teatre trumpam apakę, kaskart kaip jauni menininkai, kaskart kaip jauni žiūrovai. 4-7 dienomis Litexpo parodų rūmuose vyko pirmoji taikomojo meno mūgė Baltijos šalių regione Kraft Vilnius. Lankytojai galėjo įsigyti unikalius vienetinius, vardinius, šiuolaikinės tekstilės, keramikos, rankų darbo kūrinius. O jei ir neįsigyti, tai bent pasimatuoti arba pagalvoti, kur galėtų pritaikyti šį taikomąjį meną. O čia galima buvo prisėsti? Aišku. Čia yra Stradivariaus krioklys. Stradivariaus krioklys. O kodėl krioklys?
žvėris, kuris yra taip sukasi, tada tave paneria į kūrybinę gelmę. Kas čia yra? Aš papuošalai. O man kas nors čia tiktų? Praeitais metais beveik panašių metų mūsų taikomosios dailės menininkai buvo Filadelfijoje, kurioje buvo surengta Philadelphia Craft Show. Čia galima pavadėti, jis veikia? Taip, jis veikia. O 38 ką nors turėsit? Snapelis. Taip, aštuntį šitie beros aštuntį. O kas man tiktų, nu, vat aš dabar mėlynai taip apsirengus? Mes Amerikoje girdėjome atsiliepimus, kad lietuviai pasirodė labai gerai. Tai galvojom, kad Lietuvoje galbūt toks renginys irgi yra reikalingas. O turint omeny, kad tokio renginio nėra nei Estijoje, nei Latvijoje, tai mes šiuo atveju esame pirmieji. Tikrai ne valgymui. Valgymui? Galima valgyti. Galima valgyti? Padaryta pagal visas technologijas. Galima valgyti, ką nors saldainius dėti. Aš čia. Žirniai? Žirniai. Tai žirniai, čia kaip O čia jūsų viskas? Mes esam 5. Jūs 5 viską mezgat? Ne, visi skirtingai daro, mes tokie ekoproduktai. Žiūri komisija, kurią sudarė 5 menotyrininkės, tai yra Virginija Vitkienė, Jurgita Ludavičinė, Danutė Zovienė, Vaidilutė Brazauskaitė ir aš. Mes, aišku, rinkom kiekviena turėdamas tam tikras savo nuostatas, bet visų mūsų skirtinga patirtis kaip tik galbūt ir leido sudarė galimybę kaip tik atrinkti tuos kūrinius, kuriuos jūs matysit. Lankytojai galės susipažinti su juvelyrika, kuri praktiškai yra dominuojanti, tekstilė, keramika, odos dizainu, popierium ir beveik visus turbūt paminėjau. Visais taikomaisiais ir baldai. Tai jeigu perki sofą, tai turi pirkti ir kilimą? Tai galima atskirai. Čia yra instaliacija, tai drąsiems žmonėms ir kūrybingiems, nes ne visi atlaiko. Čia gali būti pakabukas, čia persivark, bet gali būti ir žiedas. Aš ieškau kepurės. Ką galėtumėt pasiūlyti man? Yra galimybė ne tik įsigyti meno kūrinius, yra galimybė bendrauti su menininku, su tuo pačiu žmogumi, kuris sugalvojo tą kūrinį nuo idėjos iki jos galutinio realizavimo. Galima su juo kalbėtis, dėrėtis, klausti, kur jisai tinka, kaip jį nešioti. Ar tinka? Kaip reikėtų dabar tame kontekste, kai atsiranda Craft Vilnius, vertinti Kaziuko mugę? Taip, nes šita vieta yra, Craft Vilnius yra vieta, kur žmonės gali pamatyti profesionalų taikomąjį meną. O Kaziuko mugėje tai yra tautodailė ir amatas. Labadiena. Ką čia pardavinėjat? Mediniai atvirukai. Visom progom? Kokia kaina jau būtų? Parodos metu 500. 500? O kalėdinės gal akcijos dar? Mamai. Atvirutė mamai. Va. Kokia kaina? 12 litų tokia. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu, kad atrodyčiau didesnė, tai kad jisai būtų didelis. Postidėja 3. Plotas. Tai šiuolaikinių menininkių paroda, kur yra plotas keliomis prasmėmis. Plotas tai erdvė. Plotas paaugliams suprantamas kaip laisva erdvė be tėvų. Plotas tartum maištas prieš hierarchinę sistemą. Atsiprašau, gal jūs sudomintų laisvas plotas, čia kviečiame laisvą plotą. Oi, aš labai atsiprašau, mes norime jūs pakviesti laisvą plotą. Jūs gal norite laisvą plotą? Laisvas plotas. Prisukama lėlė. Taip, gana tiesmukai ir provokatyviai. Vilniuje galerijoje kairė dešinė atidaryta paroda Plotas. Postidėja Plotas atsirado dėl to, kad trūksta kažkokių erdvių, kuriame būtų tinkamai ir išsamei įdomiai reprezentuojamos menininkės. Prisukama lėlė. Tartum diskusijų spastai, į kuriuos pakvietė moterys menininkės. Atidarymo metu, stovėdami šalia gyvos lėlės, kalbėjomės apie aktualias meno tendencijas per moters suvokimo prizmę. Šiaip jausmas tikrai labai įdomus, kai tu tiesiog sėdi, sustingusi visa ir ateina žmonės, tave žiūri ir tikrai reakcijos yra tokios
labai įdomus visų. Ir taip paklusai iš šono ir tu negali jokios emocijos išreikšti. Kiekviena menininkė perteikia savąjį moteriškumą, kiekviena savaip, juk kiekviena turi savas patirtis. Lik ir panašios kartos, lik ir panašaus mąstymo žmonės, todėl mums matytos ir idėjos kažkokios slankiojančios ir besisklaidančios, kyla panašios. Tai mes bendrų sutarimų nusprendėme šitą temą. Į laisvą plotą menininkės pakvietė ne tik žiūrėti ar klausytis šiuolaikinio moterų meno. Plotas – tai tarsi paroda parodoje. Vyksta performansai, skaitymai, laisvos improvizacijos. Jeigu esate paauglys, tikrai žinote, kas yra plotas. Tai laisva vieta be prižiūrinčių tėvų, be aiškiai išreikštos hierarchijos, kuri yra taip įprasta visuomenėje už ploto ribų. Aš atsiprašau, mačiau, kad jūs išėjote iš Paulinos Pukytės. Gal jūs domina laisvas plotas? Grafikos centre yra laisvas plotas. Jeigu domina, į plotą nueit. Prašom. Kartu mes turime tokį laisvą plotą, kurį mums suprojektavo architektė Julija Reklaitė. Ir čia vyks visokie laisvi renginiai. Tai skaitys paskaitą Fioklą apie feminizmą Romų bendruomeniai. Čia vyks performansai, šaltmiros. Parodoje pristatomas plotas, ne tik fizinis. Paroda plotas – nematomų vidinių erdvių tyrinėjimas. Fizinė prasme atveriame duris į gana ribotų matmenų plotą, tačiau iš tiesų užeiname į daug didesnę naujų minčių ir diskusijų erdvę. Tas moteriškumas pabrėžiamas ir kritiškai reflektuojamas, tai manau, kad ir kiti darbai, jie kažkokiu būdu tą laisvo ploto idėją bando plėtoti ir kaip ir apmastyti tam tikrą erdvę, kuri atsiveria iš moteriškos perspektyvos. Plotas yra savotiška švelni vieša opozicija tam, kas vieša. Kad ir kaip ironiškai skambėtų. Gatvėje esate viešoje erdvėje. Jeigu persikeltumėte į plotą, atsidurtumėte privačioje erdvėje, kuri laikinai tampa vieša, laisvu plotu. Čia galit paskaityti, kas vyksta tame laisvame plote. O čia yra planas to laisvo ploto, jeigu susidomėsite tikrai. Turiu dar vieną paskutinę skrajutę. Čia visai netoli, ten yra laisvas plotas. Va toks laisvas plotas. Ok, dėkui. Maža kas. O jeigu ir jūs kas nors pakvies į plotą, tik neįsigaskite. Įvertinkite, koks plotas. Pastarasis Vilniuje, galerijoje kairė dešinė, veiks iki gruodžio 20. Galite užsukti. Rasite šiuolaikinių menininkių kuriamą laisvą plotą. Bet tokia ta kultūra šviesi ir prasminga. Tikiuosi ir jums šis pusvalandis buvo toks. Likite sveiki ir žinoma kultūringi. Ir nepamirškite, kad mus visuomet galite pasižiūrėti mūsų portale lrt.lt mediatekoje. Sudie. Šį kartą studijoje buvo Vilniaus dailės akademijos studentės Viktorijos Tundytės kurta kėdė FC, ąžuolinė kėdė, kurianti fikciją interjere. Tvirto ąžuolo konstrukcija, esant tam tikram apšvietimui tartum pakimba, mat viena kėdės koja veidrodinė, kuriama nesvarumo iliuzija.